Sveiki, aš esu Simonas Kaunelis, Nacionalinio susivienijimo komunikacijos vadovas ir šiandien kalbamės su Juozu Survila, besikuriančio Nacionalinio susivienijimo Raseinių skyriaus lyderiu. Sveikas, Juozai. Sveikas, Simonai. Tai, Juozai, manau, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kas tu esi. Kodėl tu iš viso dabar taip atsiradai ir į politiką eini ir kas tu esi visų pirma už politikos ribų? Esu paprastas žmogus, kilęs iš paprastos šeimos, 6 karta raseiniškis, ūkininkas, matavimo inžinierius, 2 vaikų tėvas. Politikoje atsiradęs esu neatsitiktinai, apie ją visą laiką galvodavau, tiesiog norisi pereiti iš kalbų į kažkokį tai veikimo modelį, įtakoti tam tikrą politinę aplinką. Ir manau, kad tai yra aukštesnis pilietiškumo lygis. Būti politikoje, afišuotis, išsiviešinti, atstovėti už tai, kas yra pačiam vertybė. Supratau. Bet tavo užsiėmimų laukas, jis toks labai praktinis, ar ne? Tu užsiimi geodeziją, ūkininkavimu, ar neklystu? Neklysi, Simonai, tas praktinis laukas tikrai platus. Esu žingeidus žmogus, daug sričių mane domina ir nuo to kartu ir kenčiu, ne tik tai čia kažkokios tai pergalės ar palaiminimai, bet taip, valdau ūkį, esu partneris smulkiam versle matavimų, tekę susidurti su dideliais objektais ir tas politiko kelias, kuris atsiranda, jisai iš dalies atsiranda ir per tam tikras problemas, su kuriuom susiduriu būdamas ūkininku, būdamas matavimo inžinierium. Bet turbūt pamatas politikai kaip tokiai, sėkla politikos buvo pasėta dar turbūt mokyklos laikais, per istoriją, nes esu didelis Abiejų Tautų Respublikos, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės romantikas. Manau, kad tai yra be galo spalvinga ir turtinga mūsų istorija, kurią privalom saugoti. Ir kai tu žinai, kai tu domiesi, kai tau yra įdomu istorija, tu pradedi matyti tam tikrus pasikartojimus ir tai, kas buvo vakar visiškai neaktualu, atgrasu ar atmestina, šiandien gali pasirodyti kaip nauja viltis. Supratau, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad randi laiko prie visų ūkinių darbų, dar pasidomėti istoriniais klausimais, nes čia tikrai yra tas momentas, kurio negalim pamest. Bet dar grįžtant prie tavo veiklos, tai tu kaip žmogus įpratęs matyti žemėlapį, procesus, infrastruktūrą, turbūt ir politinius procesus pradedi matyti tokia kaip labiau problemų visumą, ne paskirus dalykus. Įdomus klausimas. Greičiausiai taip ir greičiausiai tai atsiranda per mastelį, kad tenka kiekvieną dieną dirbti su žemėlapiais, kiekvieną dieną atsidarai kompiuterį, matai Lietuvos kontūrą visą šitą, įsivaizduoji, kiek yra rajone žemės sklypų, dirbi prie didelių projektų kaip Rail Baltica, prisilieti prie tų esminių strateginių objektų, kurie duos naudą Lietuvai neaišku laiko tarpą, dešimtmečiais. Ir tada supranti, matai tam tikras problemas, pasikalbi su rangovais ir matai, kad galėtum tam tikrose vietose įnešti kažkokių naujovių ar kažką patobulinti. Nebūtinai reformuoti ar pakeisti, nes gali Mikelandželo Dovydo skulptūrą paimti ir iš jos padaryti kubą. Tai ar čia reforma, to turbūt tikrai nereikia. Bet atrodo, kad matau vietą ir turiu tam tikras ir susikloščius tam tikros gyvenimo aplinkybės, kad tam tikrą savo patirties dalį galiu pasidalinti dėl bendro gėrio. Tai gerai. Tai tu esi raseiniškis ir va dabar tas tavo toks techninis, pavadinkim, darbo laukas. Tai sakyk, jeigu Raseinius dabar matytume kaip vieną didelę sistemą, tokį projektą, tai ką šitoj sistemai visų pirma reikėtų perprojektuoti? Aš nemanau, kad būtina kažką perprojektuoti, galbūt reikia suprojektuoti
arba surast tas, kas buvo sugalvota, padėti ant pjedestalo ir toliau tai vystyti. Tai pirmiausia, manau, kad turim didelį nežinomybės lauką su infrastruktūros inventorizacija kaip tokia. Manau, kad daug tiek savivaldybės administracija, tiek pavaldžios įstaigos jos dirba apgraibomis tam tikrų atveju arba užrištomis akimis. Ir juolab raseiniškis ar Lietuvos Respublikos pilietis, jis dažnu atveju nežino, kur yra jo turtas, kur yra valstybės turtas, savivaldybė taip pat. Kai mes to nežinom, mes neturim atsakomybės ribų. Ir šitą, manau, tikrai galima pataisyti, šiuolaikinės technologijos leidžia tai padaryti, tai nėra sudėtinga. Ir mano patirtis byloja tai, kad konsultuojant raseiniškius, ateina žmonės, aš skaitau tą teritorijų planavimo dokumentą, aš jam išverčiu, kas ten yra, ką jie gali, ko jie negali. Ir tam tikrus dalykus, laisvos valstybinės žemės sklypo plotus, nuomos sutartis, tarkim, pasirašytas kažkokiu tai laikotarpiu, mes galim tą turėti telefone, mes galim turėti tai, kad savivaldybės darbuotojas matytų ir tada jis aplink tą objektą galėtų lipinti savo idėjas ir iš to galėtume išspausti kažkokią bendrą vertę, nes dažnu atveju, kai nežinom, tai tos idėjos tik ateina iš to žmogaus, kuris žino vienas. Nėra idėjų konkurencijos. Ir šitoj vietoj matau, kad galėčiau daugiausiai pridėti iš savęs. Taip pat manau, kad turi problemą ne tik Raseinių savivaldybė, bet ir aplamai kaimiško tipo savivaldybės. Yra didmiesčių, yra kurortų savivaldybės, yra kaimiško tipo savivaldybės, Raseiniai yra viena iš jų. Ir manau, kad mes dažnu atveju nestovim lygiai su centrinės valdžios ar didžiųjų institucijų vadovais, sprendžia tam tikras problemas. Tai čia aš matyčiau tam tikrą lauką, ką sufleruoja ir Raseinių miesto istorija kaip Žemaitijos seimelių susirinkimo vieta, kad Raseiniai galėtų būti tas taškas, yra centre, kuris galėtų vienyti kaimiškas savivaldybės. Ir mes galėtume atsistoti su visai kitokia pozicija, su kitų svoriu ir persidengiančias problemas spręsti. Ir čia nesvarbu, kas tu esi, kokios partijos narys esi, tikrai galim rasti taškų, kur tai persidengia. Ir galim kažkokias problemas išspręsti, jeigu mes tiesiog esam linkę polius derinti, o ne aštrint, trinti tarp polių. Tai va šitą matau ir taip pat, aišku, biurokratijos mažinimas. Per optimizaciją, naudojant IT sprendimus, naudojant dirbtinį intelektą, tą tikrai galima padaryti savo darbe su tam tikrus procesus prisitaikęs, kurie dar net šiai dienai yra net tam pačiam registrų centre netaikomi, nors tai duoda didžiulę naudą. Tai tikrai įtariu ir kad mes Raseinių savivaldybėje ar kitose savivaldybėse turim šabloninių problemų, kurios sprendžiamas kiekvieną kartą iš naujo ir ką galima automatizuoti ir sutraukti, tai būtų paprasčiau žmogui tiesiog. Gerai. Bet tai dabar tu išvardinai daug tokių problemų ir pasiūlymų, žinai, kur aš sutinku, kad tai yra tikrai vertingos įžvalgos, bet turbūt reikėtų pažiūrėti konceptualiai. Ar tavo nuomonė Raseiniai turi kryptį kaip miestas? Ta prasme, ar turi aiškią viziją dabartinė miesto valdžia, tarkim, kuo miestas turi būti po 10, po 20, po 30 metų? Ar kažkas tokio yra? Kryptis yra, mes Raseiniai turim strateginį planą, yra ten tos eilutės surašytos plačios apie tvarumą, darną ir taip toliau, kurios gražiai skamba, bet jų nauda yra ne visada aiški. Šiai dienai atrodo, kad Raseiniai bando atliepti senėjančios visuomenės poreikius, bet ar tai tenkina Raseiniuos investuojančius, turiu omeny ne tik verslą, bet ir jaunas šeimas ir panašiai, tai manau ne, manau, kad norim kitokių tų Raseinių. Ir mano mintis yra vėl ta pati, kad tikrai nereikia ieškoti čia kažko naujo, aišku, nebūsiu šiek originalus kažkaip, bet tai tiesiog yra objektai, aplink kuriuos reikia daryti, nes jie turi potencialą. Tie du objektai tai būtų Šiluva, piligrimystės centras. Taip. Wow, ten turim Art Deco objektą nuostabų. Pasaulinio lygio ikoninis miestelis su milžinišku potencialu. Taip pat turim geležinkelio mazgą Virgainiuose,
kur buvo mintis praeitų vadovų ir administracijos, ją vėl reikia, sakau, pakelt, ją reikia toliau viesti, tai yra pramonės parkas. Ir tikrai yra potencialiai geras taškas ir tie lezai, kadangi Lietuvos ekonomika kyla gan stipriai, nuo 2017 metų, jei gerai atsimenu, ar 2018, kai buvo sugalvota šita idėja, jau praėjo nemažas gabalas, jau Lietuva yra kitokia, ekonomiškai stipresnė ir šitas vidury Lietuvos esantis mazgas, jisai tikrai turi savo potencialą, bet ties jo reikia dirbti. Bet tu sakai, vėl pakelt, tai taip susidaro įspūdis, kad jis buvo, bet jis buvo apleistas kažkokiu metu? Užmanymas sovietinis. Geležinkelio vėžė, jinai yra tenai sovietų statyta, bet užmanymas, vizija su žemės sklypų įsipirkimais buvo, taip, prieš 10 metų jinai kažkur sugalvota ir jinai yra gera, šiaip iš principo, jinai yra gera, mes ten pasiekėm Šiaulius, pasiekėm Latviją, dėl biokuro galim išspausti tam tikrą naudą, žiūrint šilumos kainą. Yra ten įsikūrusių elevatorių grūdų supirkimui ir ten kažkokia ta pramonė, galbūt jau nustot vien tik tai auginti žaliavą, bet ją ir perdirbti, tai galėtų būti tas taškas. Tai tikrai turėtų būti įdomus taškas. Bet mes turim apie tai kalbėti, mes turim kelt. Paskutinius 8 metus, paskutinės 2 kadencijas, apie tai beveik niekas nekalba. O tu sakytum, kad čia yra pinigų klausimas, kad, ta prasme, trūksta pinigų tiems dalykams, ar tiesiog nėra valios, nėra iniciatyvos? Aš nežinau, daug turbūt nuostabių dalykų susikuria iš vis be pinigų. Kartais užtenka tiesiog genialios idėjos, didelio talento ir gerų gabumų. Nesakau, kad tai galbūt aš esu ar kažkas, bet tiesiog, tu turi dirbti proaktyviai. Aš nežinau, parašyti į Pramonės konfederaciją, turim tokį objektą, ten tikrai ne visi žino. Yra tokių niuansų, kai Lietuvos bendrojo plano rengėjai nežino, kad Raseiniuose dujų įvado jokio nėra. Tai tiesiog apie tai reikia kalbėti. Ir tas pats turim kitą situaciją su Raseinių hipodromu. Aišku, čia turėti Raseiniuose hipodromą, tai tas pats, kas turėtų atominę elektrinę, nes tų hipodromų Lietuvai nereikia daug. Bet jeigu jau mes jį pardavinėjom, nes neturim know-how, nežinom kaip jį valdyti, jisai buvo į Raseinius sugalvotas atnaujant, vėlgi buvo tai sovietinis užmanymas, greičiausiai yra tinklas tam tikrų hipodromų, kad tam visam mastelį ir ten bus kažkokie renginiai. Ir kadangi Lietuva atskilo, mes turim tą hipodromą, suinvestavom pinigus, bet iš to pajamų negeneruojam. Ir negali jo pardavinėti Facebooko portaluose kažkur. Gal Lietuvoje yra 5 ar 10 žmonių, kurie galėtų pretenduoti nupirkti, bet vėlgi ten yra niuansai tam tikri. Klausimas, reikia jį pardavinėti greičiausiai tarptautiniu lygiu, ar tai darom, ne. Tai va čia būtų tos vietos, kurios aš manau, kad tikrai ne piniguose visa esmė yra. Tiesiog myli savo kraštą, nori spaus naudos ir turbūt idėjos pačios ateina. Gerai, o kaip dabar sakytum, kad yra bendra Raseinių padėtis, ar ten žmonės lieka, ar jie išvažiuoja, koks yra statusas? Bendra padėtis, jinai yra kaip kaimiško tipo savivaldybės. Tikrai tas geriausias Raseinių laikas, jisai yra praėjęs ir jisai yra atsigulęs į Abiejų tautų Respublikos laikus ir kai rinkdavosi seimeliai. To turbūt gal ir negrįš, ar grįš, nesvarbu, bet iš principo tai miestas yra mažas, jaukus, ramus, žmonės renkasi, kaip kad Raseiniai, tarkim, atiduoda savo dalį žmonių didmiesčius, taip ir Raseinius susirenkam dalį žmonių iš kaimiškų vietovių, kaimų, mažesnių gyvenviečių. Ten padėtis, aišku, dar liūdnesnė. Tu esi dar bendrai minėjęs, kad lyg tai tokie miesteliai kaip Raseiniai, jie tampa donoriniam zonom, ne, dideliem miestam. Taip, tai yra faktas. Tai yra faktas. Miestuose gyventojų skaičius ir bendras gyventojų skaičius, ne Lietuvos Respublikos piliečių, bendras gyventojų skaičius, jisai yra netoli ten 3 milijonų, žiūrint pagal registrų centro duomenis, bet jisai susideda iš ko? Jisai miestus suvažiuoja iš tų kaimiško tipo gyvenviečių. Žmonės išvažiuoja ir tai yra ta donorystė.
ar tai yra kažkas čia blogai ir čia pulsim, apversim, padarysim? Ne, aš manau, ne, tai yra normalu. Tai yra normalu, kad žmogus užauga, turi ambicijų, nori kažką pasiekti, nesvarbu kokiam laukia, jis turi turėti galimybę išvažiuoti ir pabandyti tai padaryti. Bet mes jam turim suteikti tą pagrindą, tą tvirtumą, kad jisai nesijaustų mažiau pranašus ar kažkoks, kad jisai išeitų gerai pasiruošęs. Tai aš jeigu gerai tave suprantu, tai tu bandai pasakyti, kad Raseinių ir bendrai mažų miestelių problema yra, kad jie neturi tokios, kaip pavadinkime, sistemos, kuris sulaikytų tos jaunus žmonės, kuriem pasiūlytų realią alternatyvą, ta prasme, kad va, jūs galite likti čia, jūs galite kurti gyvenimą čia, nes tikrai yra suprantamas tas jaunų žmonių noras, kad susikurti geresnį gyvenimą, užsidirbti, sukurti šeimą, kas galbūt regionuose kartais yra sunku, kai nėra darbo vietų ar darbo vietos prastos ir taip toliau. Tai kokią tu tą sistemą matytum, kuri galėtų išlaikyti tos jaunus žmonės, ne per jėgą kažkaip, kad va mes jūs prirakinsim, bet per norą. Tai neįmanoma, turbūt tai neįmanoma, jokiais būdais neįmanoma to padaryti. Aš ir pats užaugęs Raseiniuose, išvykęs į mokslus ir grįžom 2015 metais, įkūrėm versliuką ir įkūrėm ten, kur mūsų namai. Ir turbūt tai yra geras pavyzdys. Tam tikras, aišku, čia ne mes vieni, daug tokių žmonių yra ir ačiū jiems, kad jie grįžta, kad jie kuria toliau Raseiniuose, gimtajam savo krašte. Tai sistema būtų tiesiog paprasta. Reikia apsibriežti pradžiai, ko mes norim iš Raseinių, aplamai. Mes tikrai nepadarysim ir neturim konkuruoti su didmiesčiu. Mes nepasiūlysim miesto infrastruktūros, mes neturim didmiesčio infrastruktūros. Raseiniai neturi tokių pajėgumų, kad tą galėtų pasiūlyti. Ir ką gali Raseiniai pasiūlyti? Tai gali pasiūlyti tą laikotarpį, vaiko auginimo laikotarpį. Gerą, kokybišką, lygų didmiesčio vaiko auginimo laikotarpį. Nuo 2 iki pilnametystės. Ir tam tu turi turėti gerą švietimą. Tu turi turėti gerą kūno rengybą, kas tau galiausiai dividendus atiduos, kai tu būsi pensijų, ne tik pensiją sulauksi, bet ir pensiją pasinaudosi. Ir va toksai turėtų būti tas momentas, kad mes orientuojamės į amžiaus grupę nuo 2 metų iki pilnametystės. Ir čia mes turim pasiūlyti kokybiškesnį švietimą, kokį geresnį kūno lavinimą. Ir tai žmonės vilios, ir tai šeimas vilios. Net turiu aš gavęs ir žinučių iš savo grupiokų ir klasiokų, kurie klausdavo, nes su švietimu nėra prastai Raseiniuose. Mes tenai pakankamai neblogoje vietoje stovim eilę metų. Klausimas, ar per tą visą švietimo pasiutpulkę nesumažėjo tas mūsų reitingas, bet jisai yra gan aukštas. Ir ko trūktų, tai trūktų to būtent turbūt sakyčiau, kad fizinio rengimo. Kad tu užaugtum ne tik vis intelektualiai stiprus, bet ir pats būtum jaustumės ir tavo savijauta būtų gera, kas duoda tam tikrą sinergiją tau būti sėkmingam žmogui. Ir čia matytume ir baseino klausimą. Atrodo brangu, bet Raseinių biudžetas nėra mažas, 72 milijonai. Optimizuojant tos pinigus galim surinkti priedo. Baseinas yra toks sportas, plaukimas yra toks sportas, kur prasideda startas nuo 3 metų, baigėsi realiai vos ne iki mirties gali plaukti. Taip. Tai apie tą turim galvoti, mes to neturim Raseiniuose. Ir artimiausias yra Tytuvėnuose, kur Tytuvėnai tai yra miestelis, gražus, fainas miestelis Kelmės rajone, kuris gali pritraukti ir investicijas į savo vienuolynų kompleksą, turi seną baseiną, jisai atnaujintas, naudojasi žmonės. Tai jeigu gali ne rajono centras turėti tokius atributus, tai kodėl Raseiniai negali? Tai šitie klausimai, manau, yra spręstini ir juos turim spręsti ir turim ieškoti atsakymą. Supratau. Tai jeigu aš gerai suprantu bendrą tavo mintį, tai yra ta, kad kalbant apie ekonominę tokią reikalo pusę, tai Raseiniams dabar trūksta iniciatyvos, kad reikia proaktyviau ieškoti galimybių, kaip sukurti darbo vietas, kreiptis, galbūt siūlyti visokias programas, kurios palengvintų. Bet tu sakai, kad tas ekonominis dėmuo nėra vienintelis, ir šeima yra labai svarbus momentas, būtent švietimas, kaip vaikai gali užaugti. Ir tu įvardinai dabar daug tokių
rekreacinio tokio pobūdžio, kad sportas, fizinis rengimas, tai yra tikrai labai vertingi dalykai. Bet kaip tu manai, koks tas pats švietimas turėtų būti Raseiniuose? Aišku, čia bendras klausimas turbūt ir Lietuvos mastu aktualu, nes Raseiniai neturi savo atskiros švietimo politikos. Bet turbūt koks yra tas švietimo kokybės lygis, kuris yra tinkamas jaunai šeimai? Tavo labai geras pastebėjimas dėl to, kad čia galim susidėlioti utopinių idėjų apie tai, kokio mes švietimo norėtume. Ten pagal mano užmanimą aš norėčiau iš vis berniukų mokyklos, galbūt net kaip tokios, bet grįžkim į realybę. Yra ta nacionalinė švietimo politika ir mes ją turim vadovautis, patinka, nepatinka, bet mes turim prie jos taikytis. Tas pats ir turbūt apie demokratiją galima įvairiais pjūviais žiūrėti, tai yra tam tikros žaidimo taisyklės. Ir jomis turi vadovautis. Ką mes galim kaip savivalda, tai mes galim pakeisti šiek tiek aplinką galbūt. Ir man čia buvo didelė nuoskauda, turbūt nešiosios labai ilgai. Tai būtų Dominikonų vienuolynas. Dominikonų vienuolynas ta vieta, kur vėl miniu tos pačius seimelius, kur rinkdavosi. Ten yra net nepatvirtintų faktų, kad galbūt ir Napoleonas net yra nakvojęs tenai, besitraukiant iš Maskvos. Faktas tas, kad Raseinių, visiškai netoli Raseinių, jo maršalas McDonaldas buvo apsistojęs Biliūnų dvare, tai čia faktas. Tai žodžiu, tai turėjom dabar šitą, buvo galimybė jį įsigyti, pinigai nebuvo kažkokie dideli ir ten buvo galima pradėti kurti tai, ko nelabai mums gali paaiškinti, kaip kurti centrinė valdžia. Ten galėjom, galbūt mokyklos ir neįmanoma perkelti, aš nežinau, gal senas pastatas, gal neina pritaikyti, sporto salės nėra panašiai, bet reikėjo mąstyti tą linkmę. Nes ten yra aplinkui sukurta puikiai infrastruktūra, labai gražus jaukus kampas, barokas, Dominikonų vienuolynas, barokas. Ir tenai galėjom įkelti muziejų, galėjom įkelti meno mokyklą ir tai jau būtų, tai sugrąžintų į visišką centrą, į senąjį centrą. Tai vienintelis senamiesčio taškas Raseiniuose, nors yra vienas seniausių miestų. Ir tai, aš manau, duotų tam tikrą kitokį santykį vaikui su Raseiniais. Ir tada atsirastų tam tikras ryšys. Tai tu sakai, kad ką savivalda gali padaryti, jinai negali pasakyti, kas bus vadovėliuose ar kokie ten turi būti pamokų išdėstymas, bet jinai gali investuoti į tokius istorinius miesto kaip objektus ir sieti vaikus su jais ir, žodžiu, kad vaikai per asociaciją su jais ugdytųsi tokį kaip ryšį su savo kraštu, supratimą savo istorijos. Jo. Aš būtent per tai matau, nes, supranti, man ir pačiam buvo nuostaba tame, kad kai aš buvau moksleivis, Raseiniai šventė 750 metų jubiliejų. Ir galvoju, wow, toks senas miestas, žinai. Kodėl? Kur mūsų grįskelis? Kur mūsų tas kelias, per kurį važiuoji ir gaila mašinos, bet supranti, kad miestas senas, žinai. Nėra to. Ir tų atributų, tokių seno miesto atributų, jų nėra išlikę. Tad aišku, Raseiniai stipriai nukentėjo per Antrą pasaulinį karą, ant kalvos, kalnoje kita kalva ir ten viskas sugriauta. Ir to mes neturim. Ir tas baroko vienuolynas, kas yra Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia, o visos Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčios yra su Vytauto didžiojo užmanymu. Tai čia visas tas toksai identitetas, ryšys su Vilnium per baroką, jisai čia turėtų atsirasti ir atiduoti šitą infrastruktūrą senelių namams, to reikia faktas, bet galima kitais variantais spręsti. Tauragė nuėjo kitų kelių. Tauragė nuėjo tuo keliu, kad jie paėmė sovietinę mokyklą ir ten ir įkūrė senelių namus. Vienas dalykas jau ten yra, jinai jau buvo atnaujinta ir panašiai. Ir aš manau, kad tai yra logiškiau. Tai yra logiškiau ir ateičiai turėtume investuoti daugiau. Ir šitoj vietoje aš manau, kad tai tikrai įtakotų ir tai vaikas jisai susiformuotų išskirtinėje aplinkoje. Tai būtų išskirtinė aplinka vaikui. Jo, nes vis tiek vaikas dar yra tam formaciniam amžiui ir jam yra aktualiau ta aplinka ir turbūt ta aplinka turi savaime parodyti, kad aš čia neatsiradau iš niekur, ta prasme, kad čia mano protėviai liejo kraujo, prakaitą ašaras, ta prasme, ir čia visa žemė tuo persunkta yra ir aš esu to paveldėtojas. Tokį kaip pareigą turiu kažkokią, puoselėti tą paliktą. Jo, sutinku pilnai su tavim ir iš čia turbūt ir atsiranda
mes neturėsim Raseiniuose Lietuvos rivieros ar kažko ten No, tokio. faktas. bet tai, kas yra, būkim, pasistengim išsaugoti. Tai, kas lietuviška, tikrai, ten, pavyzdžiui, ta pati renovacija ar kažkas, tai sovietinis užmanimas, iš principo, be jokios architektūrinės vertės ir mes ten dedam pinigus, tvarkom, žinai, neaišku ką, neaišku, ar tai atliepia šiuolaikinius poreikius. Ir dabar turim baroką, paskutinį mūsų akmenį istorinį ir mes jį tiesiog ignoruojam, tai dėl to liūdna. Jo. Tai gerai, dabar aptariam šiek tiek ekonomiką, aptariam švietimą, ir istoriją palėtėm, bet turbūt visi šitie dalykai jie yra labai svarbus, bet jie neveiks kaip toks veiksnys pritraukiantis žmogų likti, jeigu žmogus neturės kur gyventi. Kokia yra dabar situacija su nekilnojamu turtu Raseiniuose? Ar jauni žmonės turi kur gyventi ir ar tas būstas, jeigu yra, tai jis patrauklus? Nes aš įsivaizduoju, kad jeigu yra ten koks sovietinis daugiabutis, tai turbūt neipatingai masina ten. Jo, tu teisus, Simonai. Šiaip iš principo nėra bloga padėtis Raseiniuose su nekilnojamu turtu, kas liečia jo vertę. Tai tiek ir per praeitą 2007-2009 metų krizę žmonės kraipydavo galvą dėl nuomos kainų, lygindami su Kaunu net. Ir ta kaina tikrai nėra maža, tai dabar irgi yra panašiai. Problemos turbūt daugiau atsiranda per finansavimą, per būsto likvidumą. Jauna šeima, aišku, nori tų šiuolaikiškus poreikius atitinkančios gyvenamos aplinkos. Ir tai yra normalu visiškai. Bet norint pasiimti paskolą, kartais tai gali būti sudėtingiau negu kad Kaune perkant brangesnį būstą. Nes bankas, aišku, jis skaičiuoja, žiūri į ateitį, žiūri 30 metų laikotarpį, jaučia, kur būstas likvidus, o kur neaiškiai kryptis, ar tas miestas iš vis egzistuos, ar jisai nyks, ar panašiai. Tai čia turbūt yra puikus pavyzdys ir pasiekmė tos tokios ne visai proaktyviai dirbančios savivaldos. Bet Raseiniai kaip tam tikras traukos centras yra, kaip sakiau, iš kaimiškų vietovių žmonės renkasi, plečiasi tokie kaip ir mikrorajoniukai aplink patį miestą individualių namų. Bet kas liečia daugiabučius, tai visą laiką buvau skeptikas renovacijos. Padarom tą fasadą dailesnį, bet viduj mes turim kitas problemas. Tai energinė klasė išlieka B, laiptinės lieka senos, lubos lieka žemos, rekuperacijos įrengti sudėtinga. Tai čia tokie akivaizdus trūkumai. Ir kadangi nekilnojamo turto kaina nėra jau tokia maža ir sudėjus nerenovuoto būsto kainą plus renovacijai skirtų pinigų sumą į vieną pinigų kapšelį mes gauname tai, kiek kainuoja naujas būstas, naujas daugiabutis. Yra pavyzdys, Raseiniuose pastatytas gražus šiuolaikiškas daugiabutis ir ta kaina atitinka. Ten kažkas apie 1700 eurų už kvadratą. Tai man atrodo, kad čia yra geriau. Mes turim šansą, yra socialinio būsto dedamoji problema, visi nori gyventi Raseiniuose, perkant pigiausią būstą kažkur. Tai per šitą modelį galvojant ir mąstant, tikiu, kad galima surasti būdą, kaip šiek tiek pabandyti Raseinius perstatyti. Galbūt kažkokių daugiabučių atsisakinėti, ar savivaldybė kažkokį tai galvotų projektą, statyti naują daugiabutį, supirkinėti butus iš Raseinių gyventojų ir ten įkurti socialinį būstą, mainais tu gauni naują būstą, ten su priemoka ir panašiai. Tai manau, kad šitoj vietoj tai būtų galima surasti kažkokį sprendimą, kad Raseiniai taptų gražesni ir taptų patrauklesni. Automatiškai, jeigu tu sukuri gerą objektą, tai jau tavo turtas brangsta. Jeigu savivaldybės, ar verslininko turtas, ar žmogaus turtas brangsta, ir visi nuo to lieka labiau patenkinti. Gerai, žiūrėk, daug kalbėjom. Jeigu tau reikėtų vienu sakiniu apibūdinti modelį, kokį gyvenimą Raseiniai turi sukurti žmogui, kad čia būtų jam noras likti, gyventi, kurti ateitį? Mano galva, Raseiniai tai turėtų būti
vieta, kur stipriai pradedi ir kur tau yra toksai kaip ir ramybės uostas, kur tu turi ten kokybiško laiko, tu turi ten prabangos laikui kaip tokiam. Ir tikrai ta vieta yra gera ir reikia ją ryškinti, reikia parodyti, kad čia galima ir čia yra gera gyventi. Koks vienas tavo nuomonės svarbiausias projektas būtų, kuris galėtų sutinkama investicija, rūpesčių per 10 metų Raseinius, netransformuoti galbūt, bet pakeisti į tokią teigiamą pusę, duoti didelę pridėtinę vertę? Pabandysiu įsisukti iš tavo klausimo, nes vieno įvardint konkretaus nedrįsiu tikrai, nes matau galimybės, kad tam tikrus projektus galima vystyti lygiai greičiai. Ir tai tam duoti tam tikros tos energijos, tai būtų tie patys Šiluva piligrimystės centras, Dargainiai pramonės parkas. Jie tikrai vienas kitam nemaišo ir tikrai juos vystant tai būtų tam tikras pasikeitimas. Kas dėl piligrimystės centro, matau, yra ten Raseiniai, Kalnujai, dviračių takas nutiestas, aš ten į ūkį pastoviai važinėju. Matau, kaip žmonės naudojasi tą infrastruktūrą, kaip jiem tinka ir turbūt duoda ir tam tikros laimės. Tai ašis tam tikra, čia toks didelis dalykas pakankamai, bet manau, kad įgyvendinamas, tai Kryžių kalnas, Šiauliai, Seredžius, ten, kur Dubysa įteka Jurbarke, į Nemuną. Ir per visą šitą mes turim tokį pakankamai simbolinį hidrografinį objektą, tai būtų Dubysa. Nes Dubysa prasideda Šiauliuose, baigėsi ties Seredžių. Ir šitas tarpsavivaldybinis užmanymas duotų tą stiprų turistinį impulsą kelių dienų, nes galbūt tai galėtų būti savaitgalio turizmas. Kartu su šeimyna, su vaikais gali pravažiuoti, yra kur apsistoti, turi šventovę Šiluvą, turi Tytuvėnų kompleksą, turi 3 regioninius parkus, Tytuvėnų, Dubysos ir Nemuno, bijau pavadinimą, gal klystu, turi šitos Jurbarko dvarus ir tai būtų tikrai įdomus objektas, kelių dienų turizmas, plus tai gali būti dviratis, gali būti baidarė, gali būti ėjimas, Lyduvėnų tiltas, labai įdomus objektas. Tai per čia manau, kad galima rastų tokių didelę naudą galbūt atnešančių dalykų, bet Raseiniai turi rodyti lyderystę čia. Jeigu rodys Kelmė lyderystę, ar rodys Jurbarkas lyderystę, aišku, jų lokacijos ne tos, Raseiniai per vidurį būtų, žinai. Tai čia aš matau potencialą, tai įsigyventi. Priedo tai yra numatyta, tie dviračių takai tam tikrai yra paprojektuota susisiekimo ministerijos, kad jie turi būti, tai tiesiog paspaudus, pabandžius, padėliojus, manau, kad tai viskas įmanoma. Čia gal tas mastelis, žinai, tas mastelis, apie kurį kalbėjom pradžioje, gal leidžia įdomių įžvalgų padaryti, tai kad, žinau, pavyzdžiui, Tytuvėnai, jie turi tokių svajonių tarp kurortinių miestelių. Yra ten gražus ežerai, pušynai ir panašiai. Ir jiem tikrai jau jie yra nutiesti dviračių taką į Šiluvą, kuris baigęs prie Šiluvos niekur. Ne kažkokioje aikštėje, ne prie niekur jisai pasibaigė. Prie kelio ženklų. Ateini ir viskas. Tai tam tikra infrastruktūra yra, vėlgi, čia ne jokios naujos idėjos, ne kažkas čia tiesiog. Tiesiog plėsti reikia tą. Reikia tą vystyti. Ir kas iš to, kad tu pasidarai savo, Raseiniuose turi mintį į Sujainius pasidaryti dviračių taką. Viskas okei. Faina, reikalinga, viskas gerai, bet tai yra tik tai vidinis. Tik vidinė infrastruktūra. Man ir mano kraštiečiai. Nevažiuos nei kaunietis, nei vilnietis prasivažiuoti iki tvenkinio, žinai. Nevažiuos. Jeigu mes turėsim tokią ašį, jau tu gaunisi kažkoks taškas vidury kažkur. Jau atvažiuoja Simonas iš Kauno, prasivažiuoti su dviračiu, jau jisai palieka pinigėlį kažkokį. Ir čia viskas dėliojas. Tai aš manau, kad parodžius pliusus ne tik savo, bet kokią tu naudą sukursi ir kitam regionui. Tai šitoje vietoje manau, kad mes galim tikrai surasti bendrą kalbą. Gerai. Tai žiūrėk, Juozai, dabar mes čia apkalbėjom daug apie Raseinius, daug tokios ir kritikos, ir pasiūlymų, ir visko.
Bet tai gali, tarkim, žiūrovas sakyti, kad, nu va, čia kas tas Juozas, dar vienas politikierius. O sakys, visi politikai vienodi. Nu, o ką tu į tai? Galima dar sakyti, kad visi politikai vagys. Nu, galima, jo, yra ir tokia versija. Tai nežinau, nu, absoliutizmas jis turi įdų tokių, žinai, visi, viską, visada, nu, tai veda dažniau į konfliktus, į trinti, tai nėra tiesa ir niekada nebus tiesa. Tai aš tikiu, kad tarp idealistų, tikiu, kad nacionaliniam susivienijime tų idealistų yra didžioji dauguma, kad tarp tų idealistų, nu, jie galbūt ir vienodi, bet jie idealistai, tai va čia gal reiktų pasižiūrėti tai į tuos politikus, kurie, politika pagal definiciją, tai tam tikri poliai, ne? Tam tikri poliai, ir tai yra derinimo sistema, tam tikrų polių derinimo, nuomonių, filosofijų derinimo sistema. Tai turbūt reiktų paieškoti tų politinių jėgų, kurios ir bando tai atlikti, kur bando derinti, bando vienyti, o neieško per demagogiją, kaip sukiršinti, kaip sakyti, kad yra viena filosofija, viena mintis, viena tvarka. Tai aš manau, kad va čia šitoj vietoj nacionalinis susivienijimas, Vytautas Sinica, jie turi išskirtinumą ir tai nėra kasdieniška, tai yra kažkas sena, bet atgaivinama naujai. Jo, o Juozai, tu į nacionalinį susivienijimą atėjai, būtent, vat, kas tave patraukė, nes, nu, žinai, Raseiniai ir nacionalinis susivienijimas, nu, jis nėra toksai, vat, labai, kaip pavadinkime, į lokalius klausimus orientuotas, jis tokius labiau valstybės išlikimo. Būkim vieni, bet teisingi, nacionalinis susivienijimas nėra didelė partija. Šiai minutėje vis dar turim tam tikrų pergalių, žingsnelis po žingsnelio einam ir tas yra smagu. Kodėl nacionalinis susivienijimas? Pirmiausia, turbūt kokybės klausimas, politinės kokybės klausimas sužavėjo ir aš sakyčiau, kad neatsiranda dalykai be priežasties. Nacionalinis susivienijimas, manau, nėra išimtis. Jisai atsiranda dėl kažkokių priežasčių. Geros tuščios vietos ilgai nebūna. Tai nacionalinis susivienijimas atliepia tą tradicinę konservatyvę idėją, lietuvišką tapatybę, šeimą. Ir tai koreliuoja, ir manau, kad koreliuoja daugumai Lietuvos gyventojų, Lietuvos piliečių. Ir dėl to aš esu čia. Nes aš niekur kitur nematau taip ryškiai, taip aiškiai išdėliotų akcentų, kaip aš matau nacionaliniam susivienijime, kas liečia lietuvišką tapatybę, šeimą, regioninius klausimus tam tikrus. Pats priklausau regioniniam komitetui ir tai yra ta vieta, kur aš matau tam tikrą perspektyvą ir labai viliuosi ir tikiuosi, čia bus drąsūs žodžiai. Aišku, bet niekada politikoje nesijau kažkokios karjeros, pakankamai turiu vaizduotės, ką gyvenime veikti, bet tai tikiuosi, kad bus mano pirma ir paskutinė partija. Turbūt galima būtų, žinai, sakyti, kad yra savivaldos klausimai, va tokie va lokalūs, būstas, šeima, švietimas ir taip toliau, ir jie yra labai svarbus. Bet galų gale, jeigu mes neišsprendžiam tų fundamentalių klausimų, ir jeigu politinės jėgos net nerodo, prasme, jokio noro jos spręsti, kaip, pavyzdžiui, demografinė krizė, imigracija, ten geopolitinės grėsmės. Nu gerai, geopolitinės grėsmės tai sprendžiam. Ten perkam ginkluotę ir taip toliau. Bet yra tokie vat, lietuvių kultūros, pačios lietuvių visuomenės išlikimo klausimai, kuriais nesirūpinant, tai visiškai visi kiti klausimai nebeturi reikšmės galų gale. Jo, sutinku. Tai čia turbūt ir yra tos siekiamybė, tikslas lietuviškos Lietuvos išsaugojimo. Bet tai lietuviškai Lietuvai reikia kuro. Kaip tai gali tokia tapti? Tai čia vėlgi, čia turi atsirasti istorija. Mes turim įsikalti į galvą, kad ta mūsų istorija, jinai geriausių serialų verta. Ten ne žiedų valdovo, gal šitą sostų karai gali mesti į šiukšlių dėžę, kai tu pasiskaitai, kas pas mumis yra įvykę. Nu tai va, Dragžyje, Juozai. Ne, moteris meluoja geriau, reikia kurti serialą, reikia kurti Gediminaičiai žudo geriau. Aišku, juokauju. Galėsim, Juozai, rašyti atskirą laidą apie Raseinių istoriją, kas ten per vingriai.
istorijos įvykiai yra. Bet šiaip visiškai sutinku, tai čia labai tas įsiliejimas, kai atėjau į partiją ir kaip užpildžiau šitą anketą, anketui drąsiai parašiau, kad įkurti Raseinių skyrių, žinai. Mano pažadas nacionaliniam susivienimui yra tas ir aš sakyčiau, kad mano, nepaisant to, kaip kas toliau nueis į priekį, jeigu skyrius įsikurs, jisai gyvos, aš būsiu savo pažadą ištiesėjęs ir būsiu laimingas. Tai visa kita tai jau tik tai yra virš to ir jau bonus produktai. Tai nežinau, aš manau, kas liečia, jeigu mes grįžtam prie tos konkretikos, prie tų buitinių dalykų, tai iš tų žmonių, kas dabar yra Raseiniuose, puikus šitas branduolys susidaręs, mes turim ką pasakyti. Nu, aš nepasakysiu apie ligoninę. Nu, tikrai nepasakysiu. Mažai dar tenka lankytis ir bet tikrai turiu ką pasakyti nacionalinės mokėjimo agentūros klausimais, turiu ką pasakyti nacionalinės žemės tarnybos klausimais, registrų centro, nusimanau statybos, ūkininkavimo klausimuose, tai turim partijoje urbanistą, turim architektūros specialistą, tai yra labai stiprus branduolys ir tos perspektyvos yra tikrai neblogos, tik tai kas turbūt labiausiai neramina, tai turbūt, kad esam turbūt per šitą antrą nepriklausomybę vienas iš tokių momentų, kai yra labai didžiulis nusivylimas politika aplamai. Tai šitas turbūt yra labai jaučiama ir jaučiasi Raseiniuose ir ten tikrai niekas nepuola eiti ir daryti ir afišuotis, kad esu politikas, turiu nuomonę, mano vertybės tokios ir tokios ir aš už jų stoviu. Tai tos drąsos sukaupti yra vis sunkiau ir mano tokia susidėliojus mintis, filosofija, kad pilietiškumas turi tam tikrus lygius. Mes turim pareigas kaip Lietuvos Respublikos piliečiai eiti rinkimus, ne? Išsirinkti valdžią ir panašiai. Bet yra ir kiti pilietiškumo lygmenys aukštesni. Tai pavyzdžiui, kariuomenė. Pavyzdžiui, dalyvauti politiniai veikloje. Tai nesvarbu, ar tu tenai esi liberalių pažiūrų ar konservatyvių, tai nėra svarbu. Jeigu tu dalyvauji aktyviai ir tu stovi už tai, kuom tu tiki, tai tu jau esi vertas pagarbos. Tu esi vertas pagarbos, mes jau žinom lauką, kur mes galim vystyti diskusiją. O kai yra tas inkognito režimas ir tai net skaitoma kaip tam tikras išmintingumo, gudrumo lygis, tai aš nežinau, aš nematau čia jokio gudrumo. Ačiū Dievui, man pavyksta susikurti kol kas tą gyvenimo aplinką tokią, kad aš galiu eiti ir tai man kažkokia dalim galbūt ir kenkia, nesvarbu, bet aš galiu tai savo leisti. Ir politika yra prabangus dalykas, labai. Ir tam reikia tikrai daug laiko, daug jėgų ir meilės reikia daug. Bet tai kažkuria prasme yra pareiga, nes tai vis tiek yra bendras reikalas. Ta prasme, tai tu eidamas į politiką parodai, kad tau rūpi ne tik tavo daržas, bet ir bendrai, ar tavo miestas stovės, ar tavo šalis išliks. Taip. Ir šitoj vietoj, jeigu eini į politiką ir tu galvoji apie kadencijų skaičių, tai yra viena. Bet jeigu tu eini į politiką ir tu galvoji apie tai, ką aš galiu duoti, pirmiausia, per tuos 4 metus. Nu ir tada, jeigu ten kažkas pasiseks, tai tada ten ta antra kadencija gal atsiras. Bet ir tai, yra daug ramesnės gyvenime veiklos, daug paprastesnės, gal ir naudingesnės, vargu, turbūt ne. Bet tai verta pagarbos, tai turi būti verta pagarbos ir mes nuo to turime. Lietuvos Respublikos piliečių gebėjimas pasirinkti pusę, stovėti už ją ir jie didžiuotis, būtų didelė nauda visai Lietuvai. Supratau, Juozai. O žiūrėk, dabar jeigu žmonės pasižiūrėjo tave ir galbūt norėtų ar tai prisijungti prie naujai besikuriančios skyriaus, ar tai bendrai tiesiog paskaityti, ką tu rašai Raseinių aktualijom, tai kur būtų galima tą rasti? Mūsų kanalai yra, kanalas turbūt šiam momentui yra vienas, tai Facebookas iš esmės, tai yra
nacionalinio susivienimo Raseinių skyriaus puslapis. Aišku, gali parašyti tiesiogiai, gali Tavo paskambinti. asmeninė, ta prasme. Jo. Ir tikrai kviečiam, tikrai mums reikia. Tikrai manau, kad organizuojam tam tikrus savaitinius susisėdimus, diskutuojam, dalinamės idėjom, pykstamės, ginčijamės, bet galiausiai išliekam labai gerais bičiuliais, tai tikrai kviečiam pasibandyti, pasišnekėti, jokių paslapčių nėra ir manau, kad tikrai turėtume palikti įspūdį. Gerai, Juozai, tai ačiū tau. Ačiū už pokalbį ir visus žiūrovus kviečiam prenumeruoti Nacionalinio susivienimo kanalą, sekti Juozą Survilą, sekti Nacionalinio susivienimo Raseinių paskyrą Facebook'e ir iki kitų pasimatymų. Viso.